Sveiki. Sveiki. Eglė. Kotryna. Ir čia nauja Boomerang laidelė, kur mes kalbėsime apie kūrybiškumą, apie savirealizaciją ir saviraišką. Ir savo veiklos kūrimą. Savo veiklos kūrimą. Iš praktinės pusės. Bus klausimai atsakymai. Taip. Pagal tai, ką mes randam vedant Boomerango workshopus ir galim internete klausimus. Taip, tai pirmas klausimėlis. Aš jautausi labai įkvėptas ir dabar kažkur dingo tas įkvėpimas. Ir ką daryti? Kur ta versija dingo manęs? Tas Įkvėpimas. Nu taip, tas įkvėpimas toks dalykas, nedažnai ateina. Mes galim, irgi kaip Boomerangas kūrėsi tą tokį pavyzdį, mes buvom tokio euforiniai stadijoje, ten viskas. Ir tą norim daryti, ir tą norim daryti, išbandyti. Jo, ir buvo keli metai tokio wow, ten skraidėm, ne? Į visas pusės. Į visas pusės. Tas bangas gaudėm įkvėpimo, dabar biškiai ramiau. Tai čia yra tiesiog natūralus kūrybinis procesas. Mesgi turim netgi ir tas Creative Flow cards, kur yra suskaidytas kūrybinis procesas į tą, kad tu gauni tokį impulsą ir tave veža, ir tu važiuoji. Ir jeigu pasileidi su ta idėja, tai tikrai gali vos nestebuklų įvairiausių, kaip ar ne, mums buvo su Boomerangu. Tiesiog viskas plaukia. Bet tai irgi nesitęsia. Tokiam hype gyventi. Kaip nebūna taip, kad tu visada toj euforijoje būsi. Vat jeigu visą laiką norisi tos euforijos, ar ne, tai taip nebūna. Tiesiog vat ateina tas periodas ir tada yra ramesnis periodas ir reikia toje ramybėje taip pat rasti naujų įkvėpimų, naujų idėjų ir kurti šiek tiek iš tokio brandesnio taško, ar ne, jau. Ir tai yra jau kitoks skonis, bet tai irgi kūryba. Negali visą laiką norėti, kaip sakant, būti įsimylėjęs. Praeina tas laikotarpis ir tada toliau kuri. Aišku, gali nuo idėjos ant idėjos šokinėti ir tada vis naują imi, ten kažką padarai ir imi vėl naują. Taip ir galima gyventi. Bet jeigu norisi kažką tokio long term sukurti, tai tada supranti, kad tas pradinis periodas įsimylėjimo praėjo ir dabar reikia kažkaip gyventi ir kurti toliau. Ir gal neišsigąsti dar irgi to, kad dabar čia viskas baigėsi ir dabar aš nieko vertas, ar ten, nežinau. Taip. Kad suprasti, kad tai yra dalis viso to ir nepamesti gal visko, nežinau. Arba įsivertinti, gal čia tikrai nežinau, ne tai, ką turiu daryti, bet toks, kad sustoti ir pasižiūrėti, kur esi dabar. Taip. Į kiekvieną idėją, kurią mes pradėjom, taip pat galima atnešti naujų vėjų. Ar ne? Ir visą laiką galima surasti, kaip praskaidrinti, įnešti naujų spalvų. Svarbu tada patiem kūrėjam neužstrigti toj kasdienybėje, žinai. Tai ar tai išvažiuoti, kažką pakeisti aplinką, tokius dalykus, kur tu pats įsikvėpi. Taip, ir įsikvėpi. Tas external, tokia išorinė. Stimulacija, tai yra svarbu. Po kiek laiko jau tu pats vos ne iš vidaus pradedi generuoti, tau nebūtina tiek daug išorinės stimulacijos, jau kaip sakant, tu pragundi ir supranti, kaip visas tas energijas praleisti. Tai tiesiog reikia taip pat ir nurturinti tą savo kūrybingumą ir suprasti, kad yra periodai, fazės ir jeigu jaučiamės mes visiškai jau išsikvėpę, tai tada
nereiškia, kad tai, ką mes darom, yra ne tas kelias. Tai tiesiog, kad kiekvienam kely reikia taip pat naujų vėjų, kaip sakant, pravedinti kambarį visada reikia. Ir tada reikia eiti ir ieškoti, žiūrėti, kas mus traukia, kur mes natūraliai, kaip sakant, krypstam. Ir kaip ir tu sakai, nebijoti ir nestabdyti savęs. Nes kartais, pavyzdžiui, man yra buvę, kad visiškai kokį tą nesąmonę lyg tai padarai, ne į temą. Bet iš tikrųjų tas ne į temą gali būti labai į temą. Taip. Tik tai tu, tai ką tu, kai pamatysi, kaip integruoti tą, ką tu gavai iš to, ateis vėliau. Tai nebijoti daryti ne į temą dalykų. Iš savo tokio komforto truputį išlipti, nes jeigu tu sukiesi tame pačiame, kiekvieną dieną darai ten tą patį, tas, kad turėti savo kažkokį ritmą ar kažkokią rutiną, tai viskas tuo gerai ir tai svarbu, bet ir iš jos išeiti, nes tada gali būti truputį ir per daug kartais ir tu vis suksies tame pačiame ir nebus to kažkokio naujumo ar to įkvėpimo, kurio tu gali gauti iš aplinkos arba iš kažkokios veiklos kitokios, negu įprasta tau daryti. Būtent. Arba tenai paprasčiausių dalykų, kad ten, nežinau, pasivaikščioti išeisi ten, pavyzdžiui, vidury dienos, ko tu niekada nedarydavai. Ir tarkim, ten 10-15 minučių. Ir toks, vėl tau kažkokia nauja energija, vėl naujas toksai prasiblaškimas truputį iš savo to, kur gali įstrikti gal savo aplinkoje ar ten, nežinau, veikloje ar kažkur. Tai tiesiog ir maži tokie dalykai arba, Taip, čia labai teisingai. Svarbu neužstrikti, nes nieko tokio, ne tai kad baisaus, bet tokio liūdno nėra, kaip matai ir vėl tas žmogus tą patį daro, ir vėl tą patį. Tu pats savo įdomus turi būti. Ir vat, jeigu jau pajaučiam, kad jau mes esam nuobodu ir mes patys nuobodžiaujam, jau tada reikia kažką daryti, ieškoti. Bet tai čia, sakau, nebūtina visiškai keisti. Aš anksčiau, pavyzdžiui, tai keisdavau šalis. Lengvai taip. Tai prisikeičiau, po to irgi nusibodo po 8-9 pakeitimo gyventi, jau kažkaip, got it. Tai galima tiesiog tą keitimą ir paprasčiau daryti kasdienybėje. Valgyt kažkokį kitą pasidaryti. Kokį sportą išbandyti, ekstremalų arba nebūtinai. Galima. Ar ten kažką su rankom kurti. Kažką naujo. Nepatirto. Arba seniai kažką daryti. Irgi tas. Tada prisimeni biškai, kad aš čia taip dariau. Ir tada toks žmonė, gerai, gal visai įdomu, arba ne. Arba supranti, kad čia jau mano sena versija ir aš nenoriu čia grįžti. Bet tas irgi gerai, nes tada tu supranti, visgi tai, ką darau, visai nieko. Ir tada įvertini gal naujai, kad čia visai gal fainai, gal reikia toliau varyti. Tai atsakant į klausimą, kaip būti įsikvėpus, tai reikia ieškoti įkvėpimo, čia taip irgi nesėdim ir, kaip sakant, įkvėpimas. Darbas. Ne darbas, bet... reikia proactive, kaip sakant. Taip, neateis iš oro. Nenusileis. Ir svarbu negyventi chaose. Vat kaip Kotryna sakė, kad reikia ta struktūra, kažkokia tai ritmas, ne tai, kad čia kareivinės, bet reikalinga tas toksai... Kad neišsitaškyti visiškai visas pusės. Būtent. Ir kažką produktyvaus su tuo padaryti. Ta prasme, kas iš to, jeigu tu gauni daug labai kažkokio išorinio to įkvėpimo, bet jis ir
kabo kažkur ore ir jisai pas tave viduje nenuslūksta. Man tai šitas yra labai jaučiasi Lietuvoje sezonais, kad mes labai sezonais gyvenam. Ir pavyzdžiui, vasara tai man yra tas dalykas, kur tu eini ar ten kažkur į miestą, ar ten su draugais susitinki, ar tenai aplankai, ten ar koncertai, ar kažkas. Toks labai tas laikas apie tokį išorinį, tą įkvėpimą, išorinę, kažkokią, nežinau, gyvenimą ir tada ateina ruduo, kai tu biški toksai sėslesnis, toks biški namie nori būti, biški starai, biški apmastai, kas čia įvyko per tą vasarą ir tada žiema tenai visa depresija ir nebūtinai, bet arba kažką ten bandai. Būna. Kažką ten bandai, jo. Taip, labai gerai pasakėjai, kad ta prasme yra, ta kūrybinis procesas taip pat. Kaip ir sezoniškumas, kaip ir tie kažkokie procesai tam tikri. Taip. Ja. Taip. Tai va, jeigu esat šiek tiek stuck, neįsikvėpę, tai tiesiog reikia išbandyti kažko naujo. Aš gal dar norėčiau grįžti prie to, ką Kotryna, tu palietei dėl to išsitaškymo, ar ne? Ir daug labai kūrybingų žmonių tokie, jie tikrai nemoka mobilizuotis, kaip sakant. Vat yra ir tai idėja, ir tą darau, ir tu atrodo out and about, ir tą darai, bet tu nemoki materializuoti idėjų, kurios eina. Tai gali būti irgi etapai gyvenime. Aš irgi turėjau labai aktyvių etapų, kai tiesiog renki idėjas, kaip sakant. Ir ateina laikas, kai jau įsižemini ir tada you make something out of it. Tai tą galima irgi, priimti, kad tokie, stimuliaciniai periodai yra, bet jeigu tai jau kartojasi ir tu tiesiog jau matai, kad yra problema, tiesiog tu eina į tos idėjas, bet negaliu. Tai čia tas toks mokėjimas irgi įsižeminti, stabilizuotis, ar ne, ir susikaupti ir surasti fokusą tam, kad jūs praleistumėt tas idėjas per save ir padarytumėt kažką su tai, sukurtumėt kažką produktyvaus. Nes kūrėjams tai yra labai svarbu, čia vos nežinai, kaip jeigu tu negali to padaryti, tai čia vos ne kaip užkietėję viduryje, atsiprašau, už tokį baiteką, bet panašiai. O Dieve, kaip žiauru, grinai. Bet taip yra. Vaikštai visas. Vaikštai, tu toks nerealizavęs, išsitempęs, piktas, ant savęs svarbiausiai, kad tu negali nieko, kaip sakant, padaryti ir nežinai, kaip tai padaryti. Nieks ne. Tai va. Tai šiaip tai jeigu esate šitoj stadijai, tai bumerango žaidimas yra puikus įrankis atblokuoti ir kviečiam tada užsibukint workshopą su mumis. Čia reklamėlė. Paspininsim. Išspininsim viską ten, ką turit ir darysim operaciją. Tai kaip ir viskas, ne? Jau kaip ir pakalbėjom. Jeigu turit klausimėlį, tai rašykit. Mes gal atsakysim, gal ne, greičiausiai atsakysim. Ir jo, tai laukite mūsų kitose laidose. Like, subscribe, share. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki.